Kadangi dirbu su kulinariniu paveldu, labai pati domiuosi istorija, tai ieškojau autentiškumo. Reikėjo kažkokio, išskirtinio interjero, išskirtinės erdvės ir tiesiog pamačiau šitas akmeninės sienas važiuodama pro šalį. Norint atkurti istoriškumą, tai reikia ne tik idėjos žinių, bet reikia ir investicijų. Ir buvo tam tikri ir indai, ir serviruotės tam tikros, ir daugybė visokių detalių, interjerui sukurti. Tai šita parama tikrai labai prisidėjo, aš ją labai tikslingai panaudojau ir pilnumo išnaudojau tai, ką buvau numačiusi ir pasiteisino. Pagal tą mano sumanimą, kaip aš norėčiau plėsti veiklą, reikėjo labai daug visko. Tai pradedant baldais įsigijau nemažai baldų, stalų, kėdžių, poilsio komplektą, aparatūrą įvairią, mišerinį pultą, kolonėlės, labai daug stalo serviruotei reikalingų priemonių ir taurės, ir lėkštės, ir stalo įrankiai. Įsigijau labai didžiulę palapinę. Kad vasaros metu galima būtų renginius organizuoti kieme. Visos priemonės yra įveiklintos, viskas dirba pilnumoje. Niekuo neapsirikau, nes stengiausi taip apskaičiuoti, ko man tikrai reikia. Ir tikrai viską naudoju ir viskas labai pasiteisina. Tai yra parama, ar tai jaunam pradedančiam žmogui, ar tai grįžusiam iš užsienio, kuris grįžta iš emigracijos ir nežino, arba bent jau parsiveža idėją, bet nežino, trūksta gal investicijų, ar pagaliau taip kaip aš jau vyresnio amžiaus ryžausi rašyti šitą projektą, taip pasitikėdama, kad tikrai, kad įveiklinsi viską ir man to reikia. Tai aš manau, kad tikrai verta rašyti, nes nauda parama yra. Būtų viskas užtrukę daug ilgiau. Dabar turėjau galimybę per trumpesnį laiką visą tai pasiekti ir įgyvendinti.